Labas rytas. Labas rytas. Labą rytą. Buvo gana ankstus rytas. Kaip ir kiekvienas rytas. Kaip ir kiekvienas rytas. Ir šiandien viskas paskutinė diena. Baigsim paskutinį etapą. Jau pagrindinė šventė bus šiandien. Labai laukiam. Tai su tokia energija mes ir iškylam. Eilinė darbo diena ofise. Šis rytas prasidėjo chaotiškai, nes paaiškėjo, kad pavėlavom į briefingą. What? Nieko nepadarysi. Bet užvirė kraujas. Morgas sakė pasivys. Kiek liko ar tiek? Juda kem 2, dar į priekį. 28, 15, va šičia, ar ne? Nu, pažiūrim. What's wrong with the wall? Atvaryk langą, Viskas pažiūrim. čia gerai su ja. Nu, tai žiūrėk dar. Night club. Night club? Yeah. Ne, what is wrong on the wall? Kažko gal trūksta? Dabar jau nuvažiuojant, sugalvojom, kad nes ten parašyta ne night, night klubas, o night ir dar gale darašyta H raidė, kurios neturėtų būti pagal anglų kalbą. Išvažinėjom iš Gvinėjos į Sierra Leone. Į Freetowną. Bus siena Gvinėjos Sierra Leonės. Mažiausiai laukiu. Norim niekur nestoti. Jokios baimės. Tikėsimės, kad viskas eis sklandžiai. Skubam, žodžiu. Ir esam visiškai šalia sienos, 90 metrų, tai yra eilė šiokia tokia. Tai einam dabar išvažiavimo štampą pasiimti į pasą ir tada jau Sieros Leonės kirtimas, tai ten sakė bus rimtesnė, šiek tiek rūstesnė, gali prašyti pinigų, pažiūrėsim. Siaubas, įvažiavome į Sierra Leone ir mus pasitiko choras vaikų visur. Visi šaukė mani. Mani, mani, mani. Tai reiškia, jie jokių dovanų iš mūsų nenori. Jie nori tik pinigų. Jau čia aiškiai pasako, ko jiem reikia. Ir iš karto mums toks atmetimo jausmas, va ką tik metė kažkas į mūsų mašiną kažką. Tai va. Ir tokia patirtis Sierroje Leonėje. Žiūrėsim, kas toliau. Įvažiavom jau į Sierra Leone, tai truputį šiek tiek, ne truputį ir ne šiek tiek, iš tikrųjų labai skiriasi nuo Gvinėjos. Čia jau iš karto ant sienos ir vaikai, ir pasieniečiai sustabdė, ištraukė šniūrą, užblokavo kelią ir sakėm, pinigų čia yra turisto mokestis, kurio iš tikrųjų tikriausiai net nėra. Tai, nu jo, toks kitoks šiek tiek įspūdis kol kas. Kaip tau? Dar ką tik įvažiavo. Žiūrėsim, kas bus toliau.
skanus pusryčiai mašinoje, vairuojant Austrų keliukais. Ar gardu? Gaivo. Gaivo. Įsidėjom konservuotą vaisių šaldytuvą. Tai tokie šalti, atgaivinantis. O važiuojam dabar pro Rumėnų. Oficiali taškų rinkimo diena. Tai šiandien ypatingai galima daug taškų surinkti, net 91 berods, kurie gali pakeisti rezultatus. Tad tarp visų mūsų Mudoks komandos narių vyksta intriga. Kol kas priekyje yra Morkos ekipažas, tada yra Snaigės ekipažas ir Pupos ekipažas. Taškų skirtumas nedidelis, sužinosime jau rytoj, kas laimės didįjį prizą Deimantą. Šiai dienai mes esam 6, bandom išlaikyti 6 vietą. Kuo mes būtume labai patenkinti, džiaugtumėme užėmę 6 vietą. Turim 3 metrai 30, 26, nu ir ką dabar jinai sako. Freskos ženklą, kuris informuoja, kad plaunamos rankos gali išgelbėti gyvybės. Ir žinoma, ta freska buvo vidury vaikų pulko, tai radom ant greičio, nebuvau pasiruošus, radom lėlytę, tai va, kiek džiaugsmo buvo, labai daug. Your leg is fresh. Asma, I'm lucky now I have no book. No, I don't have. Sorry. Asma, I don't my have. father is dead. But I don't have book. Sorry. Sako, mano tėtis miręs yra. Duok man knygutę. Ką jie ten daro? Tai dar vienas mūsų ekipažas. Labuka, kokie tavo įspūdžiai yra Leonijai? Smagus labai, tik tais, kad ne tokie vaikai malonus kaip gvinėjai, nes visi prašo pinigų. Gvinėjai tiko ir bet kokie dalykai, ir žaisliukai, tušinukai, visi patenkinti buvo, o čia visi rodo money ir šaukia money. Tai šiek tiek biški nuvylė. Taip va. Jo, mergaitė viena priėjo, sako, mano tėtis mirė, sako, duok man knygutę.
Nu, bet visi kažkokių savų. Va šitas su sąsviniu, kuris va šitas su sąsvinuku stovi, tai jinai man čia tokį šovė. Sako, nice glass. Give me this. Fatima, give me this. No, this is mine. Fatima, I am like this. I want this for friends. Thank you. Where can I have it? This is camera. Camera? Yeah. No. Dabar turim užduoti tokią, persikelti automobilius per upę savo rankom ir padėti perkelti kitus automobilius. Bet didžiausia problema tai yra va šito miestelio vaikai, kurie neduoda ramybės. Jie dabar tiek prašo mūsų dovanų, kad kol sulauksim kelto, nežinau kaip čia dabar mes suksimės. Kaip tau šitas dalinimas? Aš šitokio spiečiaus nesitikėjau, esu nustebusi. Šiaip mes jau turim Iš manęs norėjo imti šortus, prašė, akinius ir laikrodį ir dar maikės. Telefoną, duok. Man irgi viskas, bet geriausia, kai paprašė šortų. Sakau, you really? This is mine. Really. Na, važiuok. Yra Deivis. Ar rimtai? Būtum išsimaudęs. Sunkiai dirbam. Kaip ten užduotis skamba? Tai vat, pažiūrėjau, dabar mes įkelsim, kaip jūs tempėt mūsų mašiną. Jo, bet tai tu jūs nufotkinot su 6 numeriu? Jo, aš nufotkinau. Aš padariau 100 dieną nuotrauką, žinok. Gerai, aš čia girdau. Nu, čia kol kas pati nemaloniausia patirtis, ne? Nes vaikai šokinėja ant mašinos labai piktybiškai kaulyje, o mes turim atlikti užduotį ir mes neturim kaip iš čia pasišalinti. Yeah. Nefainai. Madoks komanda, kaip padeda vienas kitam, sunkiai dirba prie +37. O kažkas jėdė mašiną ir ilsisi. Atponai. Gerai ant širdies iš karto gerai. Na ką, jau minam lentų. Offroadinė paskutinė dalis baigta.
Esmė finišas yra Burė Beach. Tai mums liko 140 km plento iki Burė Beach. Varom, laukiam, nesulaukiam finišo tiesiosios. Metrai, 8, varyk į priekį. Finišavom! Daug 5. Varom nusiplauti mašiną, vežamės plovėją kartu. Let's go down the beach. Yeah. To the beach? Yeah. Žiauriai fainai, esam prie vandenyno, atvažiavom laiku, visus taškus šiandien paėmėm. Va toks yra partijai. Gerai yra. Kaip tu jauties? Gerai, bet žiauriai karšta, kaip matai mano veidas, kaip burokas, tai laukia atsigaivint. Viskas. Mes įveikiam kokius 7000 kilometrų. Ne 7, o 11. Mes 10,500 kažkas tokio. Pavarėm. Va taip, reik varyt. You let the dogs out! Va taip. Tai kaip to, po tų kokių 11,000 kilometrų čia visų? Ei, kai jau finišė, tai viskas yra puikiai. Svarbu finišas pasiektas, o toliau jau... Visi atlaikė, žmonas atlaikė. Ir mašinos atlaikė. Svarbiausia, visi atlaikė, visi vietoje, visi 6, visos 3 mašinos. Labai fainai, super. Man atrodo, kad good. Varom maudytis. Varom. Dan, Burė Beach pasiektas. Liko iki Fritauno tik tai oficialus uždarimo, kaip ten pavadinti, prasivažiavimas rytoj. Jo. Last chicken! Last chicken!
Kur mes esam? Ai, nesimato. 6. 6? Kol kas. Dabar rytoj sužinosim po vakar ir šiandienos rezultatų, kokie palikom. Nu tai va, tai mūsų išdykėlių Justai, kuris moka daug pokštų daryti. Taip sakant, kas sakė, kad Afrikoje nesninga? Sninga dar ir kaip, dar ir kaip. Ja. Nes mūsų modoks gali būti tik vienas top dog ir tai yra